Šitą naują modeliuką irgi noriu jums parodyti, nes irgi sunku įsivaizduoti pagal nuotrauką, kaip jisai atrodo gyvai. Taip, modelio kodas yra modelio kodas 85983. 85983 modeliukas. Toks asimetriškos formos modeliukas, natūralios grublėtos odos. Aš matau, čia susekta šiek tiek neteisingai, aš jums tai parodysiu. Natūralios grublėtos odos. Kaip matote, asimetriškas modeliukas visiškai. Gražią turi puošiančią aukso spalvos sagtelę iš priekio. Iš priekio atrodo taip, iš nugarinės pusės atrodo štai taip. Yra trumpesnis dirželis ir ilgas reguliuojamas diržas. Ir ilgas reguliuojamas diržas. Tad galite derinti taip vienaip, tai kitaip. Ir vat, kaip atrodo užsidėjus ant peties, galima tiek iš vienos pusės užsidėti, tiek iš kitos pusės. Tai čia jau nuo jūsų priklauso, kaip jūs norėsit stilizuoti šitą rankinę prie savo garderobą iš esmės. Tai iš priekio atrodo taip, iš nugarinės pusės štai taip atrodo. Atsisega plačiai, yra užtrauktukas. Ir čia yra vienas vientisas skyrius. Joje šviesi vidinė apdaila, natūralios medvilnės. Iš nugarinės pusės dar yra skyrelis su užtrauktuku. Yra dar skyrelis su užtrauktuku. Pagrindas yra tvirtas, tad rankinė išlaiko savo formą, bet ir tuo pačiu yra minkšta. Visos grublėtos odos rankinės yra, iš esmės yra minkštos. Labai fainas, įdomus modeliukas, toksai visiškai nematytas. Kokių spalvų šio modeliuko mes turime? Tai ryški raudona, tamsiai mėlyna spalvytė, ryškiai žalia, smėlio spalvos, ryškiai geltona, tokia citrininė geltona, juoda spalva, žiūrėkit, kaip prabangiai gražiai atrodo juoda spalva, balta spalvytė. Čia yra tokia koralo spalva, visiškai nematyta. Taip. Gesinta mėlyna, atsiprašau, dangiška mėlyna. Kūno spalvos. Kapučino spalva. Ir ruda spalva. Tai dar kartą pasikartosiu, šio modeliuko kodas yra 85983. 85983. Labai gražiai, dailiai atrodantis, toks asimetriškos formos modeliukas. Tai, kaip matote, labai daug jų spalvų, tad galėsit pasirinkti iš visos gausos.